Su jumis Tosh Gameris ir šiandieną mes su jumis sutinkame dar viename Heroes of Ordering Chaos epizode. Šiandieną lošime už Migrov arba Elemental Lord. Jis yra žiauriai stiprus magas ir daro žiauriai didelį damage'ą teamfight'e pavyzdžiui. Tai mes ir pradėsime, pasiimsim, einam su jo full mage, be HP, be nieko. Kaip aš ir maniau, aš eisiu tenais. Taigi rekomenduoju iškart imti šitą skillą, jisai turi didelį range'ą ir daro daug damage'o, ypač early game. Ir daro labai daug damage'o ir, apie damage'ą sakiau, ir duoda slow'ą. Tai reiškia sulėtina, kas irgi yra labai gerai. Taigi, dabar pas mus teamui yra Vestiksas, Mystikas, Sija ir B12. Pas juos yra šita Anė, Katė, Kartų, tada šitas Pimpis, karočią, pamiršau kaip vadinasi. Aš biškį dabar come on juos šnipėjau. Sakau, šitas skillas daro žiauriai daug damage'o. Fuck you! Ir aš tada antras skillas, aš pastatau tokią kaip, nežinau, medūzą, kuri suradus bet ką prie savęs, rushina jį ir daro damage ir slow'ą. Tai netgi į minionus ir panašiai, ne tik ant herojų veikia. Bet prikolas tame, kad jūs galite jų early game dafiga pristatyti krūmus, kur manote, kad ateis priešas ir jūs jam iš karto kažkur 2 pastatote arba 3 ir jam pusę HP nebėra ir tada jūs tiesiog jį žiauriai lengvai nudedat. Bet čia these bitches. Come on. Fuck you. Tai double kill. Maksinkite pirmą skillą ir antrą skillą. Trečias skillas tai tiesiog padidina jūsų magical ataką, ir ability power aišku duoda. O dieve. Minionai yra too strong for me. Manau, žiedą nusipirksiu, kai... Jo, galim grįžti, aš gal arba tu kokį pasimsiu. Aš out of mana, bet dar vienam skillui užteks. Man dar reikia pusantros štukės. Ne pusantros štukės, 100. Ir mes galėsime pavaryti. Gerai, 5-1 rezultatas. Manau, šitą huinę negyva, jinai pasigilino. O dabar dėl mano video kūrimo, tai aš negaliu labai dažnai dabar kurti video. Praeitas video buvo prieš 2 savaitės. Todėl, kad, mokykla. Ir tiesiog negaliu beveik filmuot. Dar. Ir tai laiko neužtenka, kad normaliai pasidėt pažaisti. Ir panašiai, nes reikia daryti pamokas ir mokykla žiauriai užpisa. Bet greit atostogos, kaip žinot, rudenio. Ir kartais savaitgaliais aš galėsiu kurti, o jeigu ir pavyks darbo dienomis, tai labai kartais. Gerai, galima eiti. Ir jo, per atostogas aš tenksiuos daug kurti video. Bet dabar tai negaliu visai beveik. Tai va, šiandien kuriu video. Tikiuosi, kad jūs jums patiks.
Gerai, pasiėmiau batukus, pasiėmiau žiedą. Ir einam padėti midui. Nors ten nėra kam padėti, nes ten nieko nėra. Ir mano ulti aš padarau tokį lauką, kuris daro damage'ą ir tas damage'as priklauso nuo to, kiek aš manos turiu. Nu, kuo daugiau manos aš turiu, ta prasme max mana, ne tiek, kiek aš turiu tuo momentu, o tiek, kiek aš turiu iš viso jos. Tai va tokį lauką padaro 4 sekundėm. Nu ir karoči jo. Tai buildingite šitam herojui daug manos, nes kuo daugiau jūs manos turi, tuo daugiau jo ulti daro damage'o. O ulti gali daryti unlimited damage. Gerai, aš turiu blinką, aš turiu fireball. Come on! Биби, блядь. Gal aš nusipirksiu tier, nu ten mana tier, ar kaip jinai ten vadinasi. Ar crystal tier, kažkas panašaus. Ir turėsiu daugiau manos ir daugiau jos regeneruoti. Žiūri geras dalykas. Dabar aš varau 6-0. Normaliai. Ir užsimaksinau pilnai savo pirmą skillą Tidal Wave. Žost kaip powerful skillas. Daro tiesiog daug damage'o, ypač early game. Gerai. Pust, puft, puft, puft. Manau, šitas turėtas yra dead. Šitas pimpis. O, kažkas atėjo. Davai patankink. Come on. Eik tu nafig kaip. How did this shit? O dieve, aš jau maniau, kad aš apsišypsiu iš skausmo. Jeigu nebūtų pabėgus, tai būtų žiauru. Gerai, pasiemam va šitą. Kaip nevadinas? Safira amulet, kažkaip kitaip vadinas. Ai, aš čia biškį su lolu sumaišiau, ten yra panašus šūdas. Gerai, reikia eiti. Aš dabar gana greitas su batukais. Ir jie paima turėtą. Kas nėra labai gerai. Blet, bet kai čia pavadinimas bioluminescence? The fuck? Blet, aš afraid. Šut nahu. Blet, kai mane užpisa šitas herojus. Jis tokį šildą turi supistą, kuris jie nenuėminėja HP, bet nuėminėja maną ir užpisau. Come on! Dieve, šitos skillo range'as toks didžiulis. Man jis patinka, todėl. Gerai. Nam dabar taip. Galim paim buff. Kad naudoti savo maną. Gal aš paimsiu pakrovėją, kad man neišsikrautų greit planšetas. Kraunas. Jep. Gerai.
Dabar turėtume prapušinti šitą leiną, tikiuosi sunaikinti turėtą. O, look who's there. O dieve, ble. What the fuck is going on? Your health is fading. Jeigu jūs paleik dar vieną tokią, aš nežinau. Kam 4 HP? Wow! Hohoho! Bitch, please. Jo, aš jau kažkaip gal pasiimsiu biškį HP. Nebenoriu kažkaip kartoti chuinios. Ir einam atgal, nes matau, kad ten jie bando pushint top. Rezultatas 12-7. Aš tada išgyvenau čistai fuksu. Bliat, kiek daro damage'o. Kur? Bliat, kurva. Motherfucker, bliat. Taip čia. Aš nenoriu naudoti savo fireball, aš jau norėjau panaudoti, bet po to galvoju, o nahui. Bet kokie damage'ą daro, jūs nehujėlė? Gerai, eisim pushint midą. Tiesiog midą pušinam ir viską. Tiesiog pušinam. Mystikas topė, Sija tenais, tikiuosi jinai dabar laimės. Wop. Shockfield. Tai dabar daro 15% man... Jo, kuo aš daugiau manos turiu, tuo daugiau tai daro damage'o. Čia žiauriai žaibys skillas. Jam pizda. Jo, jam totalus pizdas. Jep. Nebent jis užsidengs sienelį. Bip. Gerai, mes dabar tiesiog pašinam, jie turėtų grįžti. Kai pamatys, kad, nu, jam pizdavo. O taip. Ir vis tik sauky, blėt. Nes žiauriai. Žiauriai. Gerai, aš turiu savo ulti 3 lygį. Maksimum. Dabar maksimum savo šiak. Ir viskas bus dajebys. Все. Šitas inhibitorius, ar kaip jis čia vadinas, Luxor. Luxor. Negyvas, karočiai. Bet irgi tam pušina, bet nebespės palibomų. Op, paėmė kilą. Ir viskas, vis game is done. Jie dabar bandys grįžti ir kažką čia pisprotą, bet nelabai pavyks. Take damage, bitches. Ble. Ble, kokia čia kova, nu. Fuck yourself, nigga. Tik jis gylinas. Šoltų nafi.
Bibiškai. Kill streak. Kaip mes išgyvenom? Davai tankink. Kill streak. Jau. Manau, mes laimėjom šitą žaidimą. Jeigu jie nespės atsisponinti atgal. Jo, jie nebespės. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo aš Twitch Gameris. Pauskite laiką, tokį dalinkitės ir prenumeruokit mano kanalą. Lošiame už herojų, kuris vadinasi Migrov. Į komentarus rašykite, kokį herojų jūs norėtumėt pamatyti kitame epizode. Ir geros jums dienos.